Baigiant mokyklą, vaikams sunku pasirinkti sau tinkamą profesiją ir ateities kelią. Moksleiviai nežino, kuo galėtų tapti, bei kokių karjeros galimybių turi įvairių sričių profesionalai. Siekiant suteikti galimybę moksleiviams susipažinti su profesijų įvairove, organizuojama nacionalinė karjeros savaitė. Šiame projekte užsiregistravo dalyvauti 8 mūsų rajono ugdymo įstaigos. Vaikai labai abejoja, aišku, jie labai tikisi gerų rezultatų, tai dar pasirinkimas priklauso ir nuo rezultato, bet kalbam ir apie tai, kad pasirinkimas labai priklauso dar ir nuo norų ir kad darbas būtų mylimas, tai tikrai jiems labai daug klausimų yra iš tikrųjų. Geriausias, aišku, būdas, kai jie kažkur apsilanko, pamato patys, arba atvažiuoja žmonės, kurie gali tikrai daug papasakoti apie savo karjerą, nes irgi kažkada buvo tokie pat mokiniai kaip ir mūsų ir yra daug pasiekę ir gali atsakyti labai daug mokinių klausimų iš savo patirties, ne iš vadovėlių. Ir į mūsų mokyklą atvažiuoja Daumantų direktorius Saulius Grinkevičius. Šiandieną vaikai tikrai labai džiaugiasi. Su moksleiviais pareiškė norą susitikti verslininkas Saulius Grinkevičius. Man tai yra svarbu ta vaikų reakcija, sakysim, moksleivių reakcija, kaip jie aplamai žiūri į verslą, nes labai greitai pasimato, sakysim, vienose mokyklose visiškas abejingumas, yra kitose mokyklose tik tai, aš kaip sakau, matosi akys blizga. Tai reiškia, vaikai, kurie tikrai galvoja ir apie verslą, ir tai jiems yra įdomu, sakysim, per klausimus gali irgi pajusti, kas aktualu, kas neaktualu, kas, sakysim, galbūt ir man tada būna svarbu, kad gal ne viską jau žinai, ne viską įžvelgi, tai, sakykim, tas abipusis ryšys yra tikrai labai reikalingas, moksleiviai išgirsta apie verslą iš tų pirmųjų lūpų, tai aš galvoju, tai tikrai yra gerai, nes kartais yra tas mūsų lietuviškas verslas truputį ir parodomas, ne visą laiką ta teisinga, sakysim, plotme ar tuo kampu, tai aš manau, kad tokie susitikimai, jie ir ateityje turėtų būti ir aš tikrai visą laiką aktyviai dalyvausiu, jeigu tokie projektai toliau vyks. Mokslas, žinios yra svarbu, bet verslo žmonėms dar yra svarbu ir tas toks ieškojimo, noras ieškoti, būti smalsiem. Aš, pavyzdžiui, priimdamas darbuotojus į tam tikras pareigas, tai, pavyzdžiui, klausiu, koks tau rašytojas patinka, koks kompozitorius tau patinka. Ta prasme, bendras išprusimas verslininkų irgi yra labai svarbu mano supratimu. Tai aš ir linkiu jauniems žmonėms. Aišku, žiniom, bet domėtis kuo daugiau, dalyvauti įvairiuose, sakysim, renginiuose, būreliuose ir tai tikrai gyvenime duos grąžą, kuri atsipirks. Po susitikimo su verslininku moksleiviai sakė, kad jiems pasidarė aiškiau, ko norėtų iš gyvenimo ir kokios profesijos norėtų. Norėčiau turėti savo verslą, dar kokį tikrai nežinau, bet kad teikt pramogas galbūt, ne tai, kad produkcija kokią, o aš su pramogom labiau norėčiau. Tai tokie susitikimai su verslininkais tau įdomu? Taip, aš už. Ar daug šiandien iškilo klausimų? Ar į juos buvo atsakyta? Man pačiai kaip ir nebuvo, bet kitų užduoti klausimai ir mūsų svečio atsakymai man buvo aiškus, viskas tvarkoj. Viskas tvarkoj buvo. Kas buvo įdomu, kiti paklausė. Ir daugiau man kaip ir neliko abejonių dėl tokių dalykų, dėl to verslo. Sunku apsispręsti, kažką vis apmąstau, apgalvoju. Jie, pavyzdžiui, tokie irgi susitikimai, kad gali savai kažkokią situaciją pastatyti. Kaip, pavyzdžiui, kaip jis pašnekėjo irgi svečias, kaip jis jaunystėje galvoja. Tai tiesiog pastatai su tokia situacija, ką pats gali pasiekti, ką pats gali įsikelti savo kokius tikslus. Ir gerą pavyzdį davė svečias, kad reikia jau dabar tai pradėti daryti. O netikėtis, kad kažkas ateis. Tokie susitikimai padeda apsisprendime? Daugmaž vis tiek padeda, ar bent jau atmest kažką, jeigu neapsispręs pilnai. O tai vis tiek prie apsisprendimo prisideda.